turim pusę 8 ryto. Keliaujam į Uteną. Galimai pusryčių nepavalgiau. Manęs jau vyksta. Ačiū, ponė. Girdėjau, kad likis ratą lietė. Laikas dirbti. Aš esu video vlogeris. Filmuoju? Tai žiūrėk, filmuoju? Filmuoju. Turim valandą iki varžybų. Ir 30 minučių iki Utenos. Nuotaikos mašinoj rytingos, be kavos. Ne? Žodžiu, liko valandikė iki varžybų, metas gert sodą. Soda. Jo, ta soda, kur su mama virtuvėje yra. Skanu. Давай. Все, чао. Камера. 2 minutes later. Lygiai pusė 10. Pradedam skaičiavimą nuo 10 iki 5, 4, 3, 2, 1, startas! Čia pirmasis mano velo vlogas. Dabar bandysim komentuoti varžybas. Varžybas pradėjom grupės gale. Ir dabar reikia kuo greičiau atsidurti priekyje. Matom prieš save važiuojantį jaunuolį, kuriam tuoj koja ištrūks. Taip, tai artėja pirmasis posūkis. Jau stengiamės dive bombint, apsilenkt daug žmonių. Biškiai į kalniuką pasprintuojam. Labai keista šnekėt su savim tyloje. Dabar dar vienas lenkimas per posūkio vidinę pusę. Nors dabar yra tiesioji kokie 400 metrų, jeigu ne daugiau, iki sekančio posūkio. Tai per tuos kelis šimtus metrų stengiamės dar kuo daugiau apsilenkti žmonių, kadangi grupė nėra didelė, yra tik tai, man atrodo, buvo apie 50 startavusių. Tai va per, sakykim, 800 metrų, kaip galime matyti kairėje pusėje, atsidūrėme jau grupės priekyje. Grupės priekį veda Martynas Maniušis, Utenos dviračių sporto treneris. Ir čia va pasidarėm pirmąją ataką. Ta pirmoji ataka nebuvo niekam skausminga, manau, tiesiog buvo greičio užkėlimas. Sakykim, taktika mano galvoje buvo, kad kuo įmanoma greičiau pašalint žmonės, kurie gali būti mums pavojingi. Ne iš taktinės pusės pavojingo, tiesiog kurie nesiorientuoja grupėje. Tai čia jau grupė išsitempė, jau sakykim, tas mano planelis pavyko, dar va šiandien biškis sprintuką šaunam, jį dar pagreitinam ir, kaip sakant, tikrai ištempėm grupę. Trasa nebuvo sudėtinga, buvo, kaip ir pamatysite per video medžiagą, buvo daug posūkių, kur galima eiti tiesiog nestabdžius. Gal tik tai 2 posūkiai buvo, kur reikėtų pastabdyti, o visur kitur iš įsibėgėjimo. Tai dar vienas pagreitėjimas, kad tikrai užtikrint, kad visiems kojose būtų rūgštu, kad net nebandytų galvoti eiti į priekį. Tai mes čia sėdam į savo aero poziciją, va, atsisukę esame jau pabėgę 3 nuo grupės. Grupė tiesiog gal nusprendė paleist. Į priekį išėjo Martynas ir jisai sustojo. Mes vėl keliam greitį, kad vėl būtų įsitempimas, kad nebūtų grupės sugrįžimo. Bet ant sekančio posūkio pamatysim, kad grupė vėl grįž. Dabar tiesiog toksai tiesiai šviesiai pasakant yra priekį važiavimas, kad stengtis, kad nebūtų atakų.
nes atvažiavus į Uteną atvažiavau biškį per vėlai, tai nebuvo laiko nei apvažiuoti ratuko, nei apšilt, tai reikia tiesiog nuvažiuoti į priekį ir savo tempą diktuoti. Dabar kai matėme, geogrupė yra su mumis kartu, dabar čianais Mantas per arti apsilenks Matuliauską Egidijų, Matuliauskas biškis pyksta, bet va taip va, 3 ir nuvažiuoja, aš paleidžiu, nes kaip ir Mantas yra, nuvažiuoja su 2 žmonėms, man tinka. Iš paskas eina Martynas, Gustas ir SMG atstovas. Nežinau dabar jo vardo, man atrodo, jisai jaunis yra. Taip. Kaip matom, kelias nėra super geras, tikrai yra daug duobių ir smėliuko buvo netgi ant posūkio. Su šito posūkiu visas varžybas turėjau problemą, nes vis neradau gero kampo išėmimui. Dabar jeigu pamatysit, per kelią eina vienas ruožas gero kelio, o kitas toksai duobėtas su tarpais, daug krekų visko, tai stengiamės važiuoti geru keliu. Posūkį einam iš vidinės dalies į išorinę. Čia pamatom, kad yra tarpelis, pasidarom iš karto, pabandom užsidaryti jį. Jo, tai posūkį visą laiką bandom imti iš vidinės pusės ir kuo labiau trauktis į išorinę. Aišku, yra mašinų, yra daug pavojaus. Galima kokį veidrodėlį kabinti ar ant smėliuko paslyst, nes tikrai buvo keletą posūkių, kur galima ant smėliuko paslyst. Dabar matėm pavojingą situaciją, buvo toksai kelio susidūrimas ir per kamerą gal taip nesimato, nes yra stabilizatorius, o toksai buvo gera duobė, į kurią buvo galima kalt. Tai čia baiginėjantis pirmam ratui dabar yra toksai kalniukas, jisai nelabai skaudėjo nes nelabai skaudėjosi ant kojų. Dabar apsilenkė Mantas su Martynu, pabandėm pagreitint, paaštrint, kad visiems skaudžiau būtų. Dabar atvažiuosim iki to pačio greito posūkio, kur bus tiesioji prieš finišą. Tai kaip sakiau, per vidinę dalį ir į išorinę, matosi atitvarai, stengiamės labai jų arti nevažiuot. Matosi vėl grupelės išsitempimas, ir pirmas ratas įveiktas. Dabar bus gana įdomi situacija. Neapskaičiavau posūkio ir vos neįvažiavau į mašiną. Ir teko visų atsiprašyti, per video girdėjosi, svarbiausia būt kultūringiams, atsiprašyti už savo blogus veiksmus. Taip, tai dabar jei pamenu tiksliai, tuoj bus kažkieno ataka. Taip, visi jau dairosi, niekas nenori. Taip, va, matome, mano komandos narys Gustas atakuoja, su Gustu kartu nuvažiuoja Mantas. Mantui, nežinau, ar girdėjusi, sakiau, kad mums šita situacija netinka, nes Martynas yra gan stiprus dvirtininkas. Gustas, sakykime, turi prastesnį finišą, tai gali toje pusėje ir pralošti. Varžybos nebuvo ilgos, buvo 55 km distancija. Taip, posūkį įveikėm ramiai ir va matom iš Manto didžiulį pagreitėjimą. Jisai bandė pervažinėti pas Gustą. Su Mantu važiuoja Egidijus Matuliauskas. Mes bandome iš paskos. Labai daug nespaudžiau pedalo, nes buvo, kaip sakant, nuokalnė, tai labai buvo lengva susirinkti. Vėl posūkiukas, biškį pagreitėjimo. Taip, ir dabar matome, kad pasiėvėjom Martyną su Gustu. Man tai sakau, kad tęsiam toliau atakas, nes tiesiog nereikia mums pašalinių dvirtininkų kitų. Reikia atvažiuoti pirmas, trečias, bet matau, kad grupelė sustojo ir imuosi iniciatyvos pats. Dar kažkas sušaukė iš galo, kad atakuoju. Tai va, kaip matot, padariau gan neblogą sprintą, iš karto įsėdau į aero poziciją ir laikiau tiesiog savo vatus. Kadangi šią vietą pasirinkau atsitiktinai, šiaip buvo, per video nelabai matosi, bet čia irgi buvo tokia įkalnė. Va čia va dabar užvažiuosim ant kalniuko viršaus ir gausis biškį nuolydis.
Atsisukus mačiau, kad atvažiuoja kažkoks vienas raideris, nesupratau koks, bet nusprendžiau jo palaukti, nes galvojau, man naudingiau buvo vienam važiuoti. Tai dabar tiesiog visus posūkius imam maksimumu, kad, kaip sakant, kuo greičiau atsidaryti tą tarpą, kurį būtų sunkiau uždaryti varžovui. O dabar pasidarom posūkiuką. Jo, vėlgi ta pati danga, kairė pusėje yra geras kelias, dešinė labai prastas, toksai neriedantis, daužantis, labai nefainas. Buvo tekę, man atrodo, vieną ratuką gal važiavom, tai nebuvo faina tikrai. Tas pats posūkis su smėliuku, su duobėm. Tai va, vėl iš karto šokam į gerą kelią, nevažiuojam prastu keliu, kad saugot greitį, palaikyti jį būtų lengviau ir tiesiog mažiau kratimo, mažiau rizikos prasidurti. Atsisukus pamačiau, kad jau vienas iš mano persekiotojų atleido savo, kaip sakant, jėgas. Tai tiesiog jau supratau, kad važiuosiu vienas. Ir tiesiog dabar buvo toksai sėdimas į aero poziciją, stengiantis kuo įmanoma daugiau sutaupyti jėgos, vadinamų vatų. Kas apie vatų supranta, žino, kad kuo daugiau susilenkiam, tuo mažiau jų reikia daryti. Taip, dabar yra nuokalnė. Aišku, dabar greitis pas mus yra netikslus, nes pirmą kartą dariau editą, dėjau visą datą, tai kažkas kažkur nepavyko, biški ne taip greitai rodo, bet visus kitus duomenis puikiai. Tai dabar greitai apžvelgus visą, sakykime, pradėjus nuo kairiojo kampo apačios, tai matosi greitis, kuris, sakykime, pagal video medžiagą nėra tikslus, bet, duoda įvaizdį, kad yra tas greitis. O dabar matome mašiną lėtai važiuojančią, savo avarinės situacijas vos nesukėlusią. Tai taip, šalia greičio turime Laiko turime, kiek jau važiuojame, taip pat apačioj yra mūsų vatai, po vatais yra mano širdies dūžiai per minutę, o šalia jų yra nuvažiuotas atstumas. Tada dešiniajame viršutinėme kampe turime trasos GPX-ą, tai tiesiog rodo, kur tas raudonas taškelis rodo, kur mes esame ir kaip trasa atrodo. Dabar pasigavome kaip tik pirmą sportininką jau antrame rate. Ne, jau trečiame rate jau pasigavome pirmą sportininką ratu. Aišku, ten buvo vaikas, tai kaip vaikui ir tai neblogas rezultatas, sakykime, stengtis su tokiais vyrais kaip mes važiuoti varžybas. Jei neklystu, buvo Utenos dviračių sporto klubo sportininkas. Dabar jau matome už mūsų važiuojančią teisėjų mašiną, kuri mus lydi. Tai reiškia, kad atstumas yra kažkur apie 20-30 sekundžių. Ir dabar tiesiog toksai yra nuolatinis darbas, nuolatinis tarpo didinimas, stengimasis per posūkiukus, sakykime, kažkiek išeit maksimumą, paimti visą. Matome grupelę atsilikusią kylo kaip tik į kalniuką. Nuo kalniuko irgi važiuojam, matosi pagal šešėlį, sėdžiu aero pozicijoje, tai stengiamės sutaupyti kiekvieną įmanomą vatą, taip pat ir išlaikyti kuo didesnį greitį. Taip, jau matosi atsilikusių žmonių. Ant šitas posūkiukas pirmus ratus buvo gan pavojingas, nes mačiau, kad yra tokio kaip smėliuko, toksai neaiškus buvo posūkis. Atrodė kaip ir dulkių, kaip ir smėliuko pilna, tai nesinorėjo labai aštriai imti posūkio, kad nenuslysti. Ar, sakykime, galinė padanga pas mane nėra viena iš naujesnių, tai jau biški panaudota, pritreniruotis per visas kitas varžybas, tai reikia biški pasisaugot. Dabar vėl taip pat kylam į tą kalniuką, stengiamės palaikyti vatus, ir tiesiog dirbu savo darbą. Prieš varžybas realiai stengiuosi prieš visas varžybas gerti sodą. Soda, ką mums padeda, jinai nerūgština raumenų. Aišku, nėra skanu gerat. Nežinau, kaip dėl sveikumo. Kiti profesionalūs dviratininkai tą sodą geria. Tai
Tai irgi man tikrai padeda, esu išbandęs ne vienose varžybose. Yra galima gerti tabletėmis nusipirkti arba tiesiog pigiausias, paprasčiausias būdas yra iš mamos virtuvės pasimti tą sodą, įsidėt, jei neklystu, 0,4 gramo kilogramui turėti, tai čia sakykime mano svoriui, aš sveriu 72 kilogramus, tai yra apie 20 gramų sodos. Bet čia vienu kartu nepatartina tiek daug gerti, nes gali skrandis neatlaikyti. Tai aš geriu po biškį, sakykime, dozuojasi iš vakaro, išgeriu 10 gramų ir tada varžybų dienoje, likus 1,5 valandai iki starto, vat irgi tą kitą 10 gramų išgeriu kartu su elektrolitais. Ir čia dabar gaunasi toksai monotoninis važiavimas, stengimasis, kaip ir minėjau, padidinti tarpą. Jau turime nuvažiavę 10 km, dar liko visi 45. Kas pagalvojus nėra daug, varžybų vidutinis gausi, jei neklystu, apie 43 km per valandą greičiu. Tai liktais važiavom valandą 12 minučių tą visą distanciją. Tai gana greitos varžybos, sakykime, tokioje trasoje su kalniukais ir tokiu, sakykime, prastu asfaltu. Tai jau po 3 rato, jau sakykime, tuo įveiksim ir 4 ratą jau pradedam pasivyti sportininkus. Paskui, kiek matysim video eigoje, tie sportininkai gal šiek tiek mums maišys kortos ant posūkio, nes niekada negali žinot, ką žmogus galvoja. Ar jau pradės posūkį daryti ar ne, ar stabdys anksti ar vėlai, tai reikia labai pasisaugot. Šiaip ratuko ilgis, jei neklystu, buvo 3 km 300, tai ratą įveikdavom per 7 minutės, gal biškelį daugiau, tai tikrai gana smagi trasa buvo, daug posūkių, visko. Jo, pulsas 175 ir nesileidžia. Taip, dabar tuoj peršoksim kelias minutės į priekį, nes tiesiog yra neįdomus važiavimas priekyje, tai kad būtų įdomiau video patrumpinau. Taip, matėsi mano mergina, stovinti kairėje pusėje, filmuojanti mane kiekvieną ratą. Ir dabar tuoj turėtume šokti į kitą kadrą. Taip, tai dabar nežinau, ar per visus filtrus viską matėsi. Bet Algimantas Buivydas pasakė, kad atvažiuoja Dovydas Bružas. Tai va, turėjo momentą, kai sprendžiau, ar jo palaukti ar ne. Tai va, šiandien, sakykime, biškai apibėgom įvykiams už akių. Čia jau nusprendžiau Dovydo palaukti. Taip, iš pradžių nelabai norėjau Dovydo laukti, nes nežinau, ar jisai atvažiuoja vienas ar su kažkuo, tai nenorėjau rizikuoti. Bet dabar va, už teisėjų matau, kad Dovydas atvažiuoja vienas, nusprendžiu jo palaukti, rodau su ranka, kad laukiu jo, tai atleidau tempą, kad šiek tiek gaučiau ir pats pailsėt. Taip, tai dabar matysim, Dovydas jau su mumis bus už posūkio. Jo, Dovydas jau už mūsų. Tai dabar ką iš karto darome, pakeliame tempą, keliame jį po biškį, o ne staiga. Taip, tai kadangi jisai, kaip sakant, pervažiavo pas mus nuo grupelės savo, pas mane pervažiavo, tai duodame jam dar pailsėti, kad tikrai atsigautų, o ne iš karto siūsti vėl atgal į darbą. Nes paskui labai greitai gali pasibaigti Dovydo važiavimas. Čia matome, sportininkas po dešinę jau eina, turbūt prasidūręs padangą.
Dabar ramiai, tiesiog laikom tempą, be jokių staigių pagreitėjimų, be nieko. Sakykime, matome Dovydo skirtingą stilių, važiavimą į posūkį, kas mano manimu nėra geras važiavimas, nes jisai iš siauro eina į siaurą, sakykime, didėja rizika nuslysti ant posūkio. Aišku, posūkiai čia nėra aštrus, bet taipogi ir prarandamas yra greitis tokiu važiavimu. Tai porą pirmų ratų buvo šiek tiek sudėtinga sekti Dovydo ratą, nes buvau labiau pratęs eiti link išorės. Dabar girdime teisėjų mašiną duodančią signalą priešais važiuojančiai grupeliai, kad atvažiuoja lyderiai. Turbūt vis tiek yra sunku dar suprasti, kas čia per žmogus pypsina, gal koksai random žmogus važiuoja ir jam čia maišosi dirdininkai kažkokie kelyje. Taip, tai girdime trenerį sakant, kad yra tarpas, jei neklystu, ar +20 ar +30. Taip, išimame posūkį, imam į platų, kad nepraras to greičio. Taip pat iš posūkio įbėgėjame. Taip, girdime komentatorių sakant, kad 6 ratas. Prisivėmė sportininką, kuris, ačiū Dievui, mūsų nenutrenkė. Ir patys neįvažiuojame į mašiną stovinčią posūkyje. Taip, su Dovydu realiai vedėme kažkur po 30 ir daugiau sekundžių, manau. Nes buvome dviese, tai tikrai reikia duoti laiko pailsėti ką tik pravedusiam ir varžovui, bet taip pat ir nepersistengiant pačiam. Taip, įveikiame posūkį. Aišku, per kamerą gal nelabai jaučiasi tas didesnis toksai greitis. Man atrodo, į posūkius įvažiuodavome ant 40 plus greičio. Čia dabar turime nuokalnę. Nuokalnėje važiuodavome, manau, kažkur apie 55 ir daugiau, jei neklystu. Varžybų maksimum greitis buvo 63. Tai čia buvo turbūt pirmose ratuose. Pasidarom posūkiuką. Dovydas jau ant ribų ėjo į tą posūkį. Matęs tas galinis ratas toksai nepatikimas. Taip, ir čia toliau seka toksai tolygus, nuolatinis darbas, pasikeičiant. Atakų dar tikrai nėra tolko daryt, nes ir varžybų dar liko 35 km, yra maži ratukai ir motyvacija. Taip, iš karto susipakuojam, matome puikią aero poziciją. Taip, tai kadangi likę dar 35 km, dar labai daug nepersistengiam. Taip pat bandom nenusižudyti, nes iš galo esanti grupelė irgi taipogi gali mus pasivyti. Tai stengiamės laikyti tolygų tempą. Užkylam ant kalniuko. Nuo kalniuko, kaip vis laik, stengiamės įbėgėt, pakelt greitį, su to greičiu įlėkti posūkį, kad kuo mažiau prarastume. Aišku, čia dabar neuždėjau datos duomenų, bet visą laiką kadensas gaunasi 90 plus. Tai visą laiką stengiamės laikyti efektyvų pedaliavimą, kas yra 90 ir daugiau kadensas. Jau jeigu darytume virš 100-110, tai jau nelabai būtų efektyvus jisai tokioje trasoje. Tai stengiamės laikyti apie 90 virš. Dabar pasivysime sportininką, kuris mums sutrikdys mūsų ėmimo kampą. Bet ne problema, apsilinkime per išorę. Taip, tai dabar peršokome biškį
biški kelis kilometrus į priekį, man atrodo apie porą kilometrų, nes tiesiog buvo toksai nuobodus važiavimas, vėjo ūžimas. Tai ką galima matyti, kad pasiėmėm grupelę, iš galo mums teisėjai pypsina, duoda ženklą tai va būtent grupeliai, kad mes atvažiuojame, bet dėja nėra jiems niekur kur trauktis, tai mums tenka važiuoti priešpriešą, apsilenkiam per priešpriešą, atsisuku atgal, pasižiūriu, kad Dovydas yra biškį paleidęs ratą, tai iš karto tą tempelį paleidžiu, bet tik jam atsisėdus iš karto vėl pakeliam. Matom, kad iš karto eina jisai į priekį ir pradeda diktuoti savo tempą. Taip, tai kadangi tokį gan neblogą pagreitėjimą padarė, kažkur apie, man reikėjo pakelti apie 600 vatų, tai jisai kažkur, kad man neapsilenk dar apie 800 darė. Tai vat būtent ir perspėjau, kad nepersitemptų. Šokam kitą momentą, kai į kelią išėjo močiutė, vyresnio amžiaus moteris. Dar sekundę vėliau būtų žengusi į kelią ir manau būtų įvykusi avarija. Čia gal jau gaunasi toksai ne organizatorių, o savanorių aplaidumas, nesužiūrėjimas. Aišku, pasitaiko klaidų, bet tos klaidos kartais gali kainuoti labai skaudžiai. Dabar po Poskio su Dovydu turėsim aptarimą mūsų šito įvykio, nuotykio. Biški tokie karšti komentarai. Taip, anapilio mums tikrai nereikia, nei mums, nei babutei. Taip, tai vėl šokam kelis kilometrus į priekį. Yra likę paskutiniai 2 ratai, tai beveik 7 kilometrai. Dabar, kadangi teisėjai, tik tai ne teisėjai, organizatoriai mums tik tai žodžiu pranešė pravažiuotus ratus, tai buvo gana sunku suprast, kiek yra likusių ratų. Tai pasitikslinau pas Dovydą. Yra likę 2 ratai iki finišo. Taip. Savijauta varžybose nebuvo viena iš geresnių, nes savaitę po velomaratono, čia dabar varžybos realiai vyksta savaitę po velomaratono, varžybos įvyko, tai po velomaratono teko biškį apsirgti, biškį kažkokią mažą zarazėlę užpuolę. Tai pirma treniruotė po sekmadienio varžybų buvo gal tik tai ketvirtadienį, lengvai prasiminti, penktadienį taipogi, šiek tiek ilgiau ir šeštadienį startavome varžybose. Gal nebuvo vienas iš geresnių sprendimų, sakykime, sveikatos atžvilgiu, bet žinot, varžybos yra varžybos. Taip, liko, skaitykit, 1,5 rato, sakykime. Dabar važiuojant vis priekyje važiuojant vis galvodavau, ar nebus tas momentas, kada Dovydas atakuos. Tai visą laiką būdavau pasiruošęs iš karto pagreitėjimui. O ar Dovydas padarė ataką, sužinosime vėliau. Kas manęs neseka Instagrame ar Stravoj, galėsiu nuorodas į savo Instagramo puslapį ir Stravą palikti descriptione. Galėsit tenais daugiau info pamatyti. Taip, tai kad ir liko, skaitykit, 1,5 rato, kaip matot, tempo tikrai neatleidžiam. Nors ir tuo momentu nuo mūsų artimiausių persekiotojų turėjom, jei neklystu, apie 2 minutės. Kažkas tokio, turėjome 2 minučių tarpą, bet geriau toliau važiuoti tolygiai, neatleisti to tempo, nes yra sunku nuspėti, visai gali įvykti griūtis, ar prasidurčiau ratą, ar kažką, tai kad, sakykime,
ir prarasčiau tą pirmą vietą, bet kad išlaikytume podiumą, tai vis tiek apsidružiam, vis tiek važiuojam tuo lygiu aukštų tempu. Taip, tai. Aišku, čia jau prasideda toksai, gal dar sekančiam rate, bet prasidės toksai mano mažas gudravimas. Gal ne tiek, kiek gudravimas, bet tiesiog atleidimas. Iš mano perspektyvos žiūrint, Dovydas vis dar važiuodavo gan aštriai, gan dideliais vatais, naudodamas daug jėgų. Aš jau priekį stengdavausi tiek daug tikrai nespausti, nes ruoštis finišui. Gal ne tiek, kiek finišui buvau labiau pasiruošęs, bet laukiau iš Dovydo atakos, kadangi žinau, kad jisai tikrai gali tą padaryti ir turi tą gabaliuką važiuoti vienam. Aišku, kiek prastesnis sprintas yra pas jį nei pas mane, tai dėl sprinto finišo aš nebejojau, tik tai laukiau iš jo to bandymo patakuoti. Čia dabar valausi akį, nes iš šalmo paminkštinimų tiesiai prakaitas bėgo tiesiai į akį ir labai griaužė. Tai visas varžybas tai kankino mane, nes važiavau ne su komandos šalmu, važiavau su savo senu šalmu, kur paminkštinimų jau tokių dalykų neegzistuoja tenais. Taip, tai kylam prieš paskutinį kartą į kalniuką. Kaip matot, Dovydui ant rato darau 320, sakykim, net pakyla tie vatai. Netgi beveik apie 400, tai ką mums tai duoda suprasti, kad Dovydas priekį daro kaip minimum daugiau nei 50 vatų, jeigu negi ne daugiau už mane. Tai tas ir yra, kad jisai, todėl aš ir galvojau, kad jisai būtent neatleidžia tos jėgos, sakykim, gal toksai patirties trūkumas būtent iš jo, kad vis toliau plėšo save. Taip, pradedam paskutinį ratą. Taip, Dovydas rodo keisti liktais. Gal tik pasirodė man dabar. Taip, pasukiuką padarom. Jo, dabar rodo keitimą. Ir kaip matot, tų tokių vatų didelių jau nebedarau, jau tikrai taip nesistengiu. Tai pradedam vytis sportininkus. Taip, svarbiausia išsisaugot, nepasidaryt avaringos situacijos, kad tikrai būtent nenukrist. Taip, matom, pravažiavo didžiulę grupę. Čia jau buvo jinai ratu pagauta prieš kelis ratus. Taip. Vienam iš ratų, dabar nepamenu kuriame, bet šitą poskį labai aštriai išėmiau, tai jaučiau, kai ant šulinio būtent paslydo ratas, tai kitus poskius, kitus ratus jau biškį prisisaugojau, kad per daug nerizikuočiau. Taip, dar daugiau sportininkų. Yra žinia jiems, kad mums finišavus, jiems irgi yra duodamas finišas. Nereikia jiems tikrai važiuoti daugiau ratų. Tikrai nereikia važiuoti pilnos distancijos. Tai paskutiniai atsikvėpimai, kaip ir prieš tai minėjau, vis laukiau atakos iš Dovydo, bet jau pravažiavom daugiau negu pusę rato, paskutiniojo pusę rato, tai tos atakos nesulaukiau. Tai kaip ir jau ruošiuosi sprintui, gal net kiek fiziškai, kiek psichologiškai. Dovydas neturi to aštraus sprinto, vis tiek daro gan neblogą jį.
tai situacijai susikloščius vis tiek gali laimėti prieš mane. Vis tiek yra pavojingas. Vis dar jaunas, 2 metų jaunis, gyvena Panevėžyje, mokosi, sportuoja, būtent Panevėžio sporto mokykloje. Tikrai gana perspektyvus sportininkas. Taip, iš karto perspėjau, kad atsargiai lenktų grupelę. Taip, girdime teisėjus iš galo. Taip, važiuoja šalia. Taip, bet panašu, kad grupelė irgi jau vos nepradeda finišuoti, tai irgi tą tempą yra tikrai pakėlusi. Matosi, kad yra gana tikrai daug žmonių ir visi yra vienoj linijoje. Važinės Dovydas daro keitimą, bet aš jo nelenkiu. Kaip ir minėjau, pradedu biškį gudrauti. Tikrai neinu į priekį. Dovydas tą supranta, bet patirties trūkumas neleidžia jam priimti kitokių sprendimų, kaip toliau dirbti. Taip, tai šioje situacijoje, kas vyksta mano galvoje, tai matau priekį esančią grupę, kurios tikrai neaplenksime prieš posūkyje. Tai iš karto bandau žiūrėti, galvoti variantus, per kurią pusę čia juos lenkti, kad pačiam neužsidaryti. Tai netgi šiuo momentu, jeigu Dovydas norėjo laimėti varžybas, jam jau reikėtų pradėti finišuoti, kadangi važiuoti į posūkį pirmam yra būtina, kadangi trumpa finišo tiesioji, Dovydas neina į priekį, aš dabar atsiradus tarpui iš karto biškį pagreitėjau. Dovydas lengvai mane praleidžia, artėja posūkis, dabar žiūriu į varžovus, žiūriu, kad nebūtų staigaus posūkio darymas, lendu per vidinę dalį, pradedam sprintuot, nedarau tikrai maksimumo, atsiskau, Dovydo nėra, rankas iškeliam ir yra pergalė. Nesakyčiau, kad varžybos buvo lengvas, buvo tikrai sunkios jos, buvo važiavimas su draugu. Dar vieną. Atsargai. Nes paskui mums reikės įpirkti dar su apdovanojimais ir pasiruošti bėgimą. To pernai ir užpernai buvo. Nu, vyručiai, kaip sekėsi varžybos? Tu nuvažiuoji, mes realiai laukiau, kol Gustas arba tu, arba aš nuvažiuosim, tu nuvažiuoji, tada Gusteliui po poros dabar daužom. Karočią, išsidaužėm visą. Važiavom 6, išsidaužėm iki 3, tada daužėm toliau Maniušį, bet Maniušis nepasidavė, sakom, tik pizdu, tada ir nedirbam. Vėl grupė susirinko ir tada vėl daužėm. O tai kas laimėjo iš jūsų grupelės? Aš. O, tai 3, man tai sveikinimai. Kaip tau, Gustai? Išvežė mane. Išvežė? Vežėjas būsi? Pasirūkšinom, išvežiau. Pasirūkšinai? Vienas ratas. Man prives nusiėmiau, kirtų finišo link, galvoju, zaibys, dar vienas ratas, pasižiūriu, tarpelį turiu, Kokie vatai gavos? Mano tai 3 PM normalais. Avoga 2,9. 2,9. Kiek tavo, Gustai? Nu, brūžiai, tu pasakyk, kiek tavo vatai gavos? Normalais 301, average 277. Na, šiaip žiūrėjau, kinga nežiūrėjau. 8,5. Brūžas nuvažinėjau ir galvoju, negi jūs niekas negaudys. Aš žinau, kad Tipo, mes su Gustu nešokam, nes, nu, tipo, mes šoksim, visi šoks paskui mus ir nusivešim. Aš norėjau paskui tave šokti, bet galvoju, blem, gal biški vėliau. Yeah. Ir tada per vėlų. Jeigu jūs būtumėte šokiai, tikrai būtų. Ne, tai sakau, tai nes aš tik, realiai, aš arba Gustas tik pakeldom šikną iškart visi ant rato, visi iškart. Gerai, vyručiai, maladėt. Teamwork. Dreamwork. Brūžiai, dar ne Dreamwork. Hello. Oi, kai kojas. Dar vieną ratą. Mat, turbūt kamerą taip žiūrėti, ne? Nu tai va, važiavom į Uteną, varžybas laimėjom.
start. Nes atrašiau pizdacho mašinai, kad jei pirmos vietos nepaims, tai gali pamiršti kelią man. Šiaip aš turiu teisės, jinai neturi teisės, tai nežinau, kaip jinai būtų grįžus namo. Tai, nežinau, varžybos tai šiaip gana paprastos buvo. Pravažiavom pirmą ratą, man atrodo, dar biškį su grupelė, kadangi neturėjau laiko apšilimą pasidaryti. Tai, biškį reikia toliau atsitraukti. Neturėjau laiko apšilimui pasidaryti, tai ratuko nemačiau, tai neįsivaizdavau, kaip jisai atrodo. Šiaip gana daug posūkių, bet taip pat tie posūkiai galima įeiti be stabdžių, tai nebuvo jie sudėtingi, ne? Aš nevažiavau. Tai pirmą ratuką pravažiavom kartu, ten porą atakų, porą kažką, niekas nieko nepaleidžia, visi dar švieži. Antras ratas ataka po atakos ėjo ir tada kažkaip aš kaliau stipresnį ataką ir nuvažiavau vienas. Vienas gal sukausi kokius 4 ratus, 4-5, kažkas tokio. Paskui Panevėžio treneris Buivydas pradėjo pranešinėti, kad atvažiuoja Dovydas Bružas, tai jaunis, draugas, pažįstamas, kolega, dviratininkas, tai nusprendžiau jo palaukti, nes bus lengviau važiuoti dviese, tai atvažiavo pas mane ir paskui tiesiog buvo tolygus darbas, tai lygiai sukėmės ir viskas. O paskui finišas buvo šiaip gana chaotiškas, nes pasigavom labai didelę grupę prieš pat finišą, tai tiesiog buvo nardymas tarp žmonių. Tai nieko tenais labiau padaryti kažko nebuvo įmanoma. Iš organizatorių pusės, ką galėtų kitais metais pasistengti, tai ratus pranešinėjo tik tai žodžiu ir tas žodinis per mikrofoną, kai svilini ant raudonų kartais nesigirdi, kartais sumaišė ratus net, tai sakė, tai 13 ratų liko, tai 12 ratų, tai labai sudėtinga buvo, nerodė ir toksai dar finišas, sakykime, biški pavojingas buvo, nes tokie kaip gulintys policininkai buvo 2 padėti ir dviračio tarpas, tai geras pasiruošimas cyclocrossui pašokinėti, pasiruošti. Tai va, turim pergalę, pirmas varžybas su GoPro, pirmas vlogas. Kaip čia vadinas, velo vlogas ar cycle vlogas? Kaip vadinas, a? Pirmas, sakom taip, pirmas velo vlogas ir pirma pergalė. Čiau. Čiau. Sakiau čiau. Čiau. Čiau, čiau. Čiau.